Detalė rekonstrukcija situacijos, kuri vyko 2002 m. gegužės 24 d. Kandrėnų kaimo mokykloje, kur tuometis 10-okas mokinys vaikinas Usūrinis Kumštis vis dar mokėsi ir jau tik šventė savo paskutinio skambučio šventę. Mano jau paminėtas Kandrėnų Basakojis valsas, čia dūksta tikra kaimo diskoteka, žyminti nerūpestingos vaikystės pabaigą. Pokalbis tarp klasiokų Usūrinio ir Ingeborgos. Po intensyvaus šokio pagal Feitlės muziką, mokyklos aktų salėje pavargę ir įkaitę mokiniai skirstosi atgal ant kėdžių. Usūrinis Kumštis atsisėda šalia Ingeborgos. Abu vis dar be batų. Usūrinis atsiremia į kėdės atlošą, sunkiai kvėpuoja ir akimirkai jo žvilgsnis nuslysta žemyn, į Ingeborgos kojas aptrauktas plona, blizgė pėdkelnių medžiaga. Švelnus kaprono blizgesys ir basos pėdos kūrė keistą, intymę tos akimirkos atmosferą. Usūrinis, nuvalydamas prakaitą nuo kaktos, na ir slidus tas parketas. Man atrodo, aš su šiom kojinėm skylę pratryniau. Ingeborga, švelniai nusijuokia, pasitaiso sijoną ir ištiesia kojas į priekį, o tu pažiūrėk į mano. Manau, mano pėdkelnėms po šito valso šakės. Išvis keista idėja buvo šokti be batų. Bet bent jau linksma, Usūrinis trumpam įsmeigė akis į jos pėdkelnių audinį, stebėdamas, kaip pavasario saulė per langą žaidžia ant nailono, nežinau. Man net patiko. Kažkaip kitaip. Tikriausiai paskutinį kartą šitoj salėje esam visi kartu. Ingeborga pastebi jo žvilgsnį, bet nenusisuka, tik stipriau sugniaužia rankas, tai kad ne paskutinį kartą, juk po artėjančių egzaminų dar lauks čia ir išleistuvių šventimas. Tik tada bus jau tas mums paskutinis kartas. Apie ką tu dabar mąstai, Usūrini? Usūrinis greitai pakelia akis į jos veidą, šiek tiek parausta, apie tą Feitlės dainą. One step too far. Atrodo, kad šiandien tikrai žengiam tą žingsnį per toli. Nuo rytojaus viskas bus kitaip. Kur tu planuoji stoti po 10? Ingeborga atsidūsta, žiūrėdama į savo judančius pėdkelnių pirštus, dar nežinau. Gal į miestą. Traukia eiti link didmiesčio. O, tu? Liksi savo gimtajame Mičiūniškyje, Usūrinis, pamatysim. Svarbu šią dieną išgyventi. O šiaip tai mane visai vilioja mintis rinktis rudenį profesinius mokslus. Žinaigi, ten namų darbų yra daug mažiau užduodama. Šitai iš kitų girdėjau kalbant, jie trumpam nutyla fone toliau skambant muzikai, o salėje kiti klasiokai garsiai juokiasi ir fotografuojasi su muilinėmis juostiniais fotoaparatais. Po kurio laiko prie pat jų dviejų sėdinčių ant kėdžių, salėje prisijungė ir Evaldas bei dar kiti klasės draugai. Tai buvo pirmas žingsnis iš saugaus Kandrėnų mokyklos suolo į visiškai nepažįstamą suaugusiųjų pasaulį.